Didžiausia kaina - neprarasti pinigai. Didžiausia kaina - prarastas laikas. 365 dienos, 365 galimybės sutaisyti trajektoriją. Jei jų neišnaudoji, jos neįsisaugo, jos neišlaukia tavęs. Jos praeina vieneri metai, apie 4000 aktyvių valandų, ir jos vis tiek skaičiuosi. 4000 sprendimų, 4000 rytų, 4000 probų pakoreguoti kryptį, jei jos praeina be sąmonės. Tai 4000 kartų pakartota senoji versija tavęs nebloga, bet ta pati. Didžiausia stagnacijos apgaulė - atrodo sauji, nėra konflikto, nėra griūties, nėra dramos. Tik lėtas, tylus mažėjimas, be triukšmo, be įspėjimo, be fanfarų. Po 365 dienų tu būsi šiek tiek labiau pavargęs, šiek tiek mažiau motyvuotas, šiek tiek labiau įstrigęs, šiek tiek mažiau drąsus. Ir tas šiek tiek taps nauja norma. Laikas vis tiek praeis, klausimas tik vienas: ar tu pasirinksi kryptį, ar kryptis pasirinks tave. Tai ne rytojaus klausimas, tai šiandienos klausimas. Dabar arba niekada. Tu gali ir nekeisti, gali užversti šį puslapį, gali pasakyti dar ne dabar. Ir niekas nesugrius rytoj, nebus katastrofos, nebus staigaus praradimo, bus tik vienas laikas. Didžiausia iliuzija - manyti, kad nedarimas yra neutralus. Jis nėra neutralus. Nedarimas yra kryptis, kai nieko nekeiti. Tu kasdien patvirtini, ši mano versija yra galutinė. Vieneri metai, apie 4000 valandų. Jei jos praeina be sąmoningo pasirinkimo, jos tampa inercija. Jei metus nieko nekeiti, tai įprotis. Jei 5, tai identitetas. Jei 10, tai likimas. Nemistinis, o matematinis.
laikas nėra neutralus. Ir tu taip pat ne.